Tai va grįžtant prie to senuko, kuris buvo rūbininkas. Taip. Juk visų labai istorijos įdomios gyvenimo. Kaip tu tampi rūbininku? Tai, pavyzdžiui, ten būdavo po pamokų, kai jau tu ten pilną teisę turėti namo, žaisti ten, žinai, kniškas skaityti. Galų gale namų darbus daryti. Taip. Pys tau paskaita iš paskaitų draugijos žinyje. Atvažiavusi kažkokią senę pasakot paskaitą aktų saliai apie tautų draugystę ir kaip Tarybų sąjunga stovi ant taikos sargyvos, o amerikosai labai blogi. Ir tau reikia pasiimti rūbus eiti namo, nes viskas baigėsi. Tau netas, blėt, senis, užrakinės rūbinės. Jo, pats sėdi klauso paskaitos. Ne, jis jam neįdomu, bet jam liepė, kokia nors ten mokytoja, kuri atsakinga, kad pasidėt kryžiuką, kad jinai atvežė tą paskaitininkę. Ir tau tu turėjai aktų salę, tos paskaitos Ivanas. Arba eini per žvarbą be palto. Be palto. Kas irgi nėra gerai, nes kitą dieną jau žinau, kad lauks tavęs. Aš jau toks paauglys biškiu, man į treniruotę reikia, rimti reikalai. Sakau, man reikia į treniruotę. Ne, užrakyti, bliop tvojo mat. Aš dabar pagaučiau tas visas bobos, o jos dar gyvos greičiausiai. Mums atrodė, kad jos senės, o jos iš tikrųjų gyvuoja ten iki 30 metų. Tai jos gyvos ir sveikos dabar kažkur ten, tūno. Sraivina kažkur, jo. Rašo komentarus į Facebooką, kad čia viskas blogai, kad buvo geriau anksčiau. Tu tokia surandi, suvarai tada kaip vokiečių hitlerininkai darė. Ir tokį tvartą. Tai mokyklą geriausiai. Tai mokyklą, teisingai. Pastatai jas į savo vietą. Pakviečia dar gyvą tą rūbininką randi ir kokią nors iškamšą padarai. Ir sakai, po 5 minučių užsilipsnos raudonas gaidys čia ant šito viso jūsų šito šūdo kankinimo stovyklos. Ir, blėt, norit namuojit, rūbininkas užrakino jūsų drabužių. Ha. Kaip man buvo, atsimenat, pizdos, blėt, sovietinės, na. Ir sako, ponas Alikai, mes buvom neteisūs, dabar kiti laikai. Tada visi taip darė. Ne visi. Mes buvom priverstus. Nepys proto, blėt, tu su malonumu tą darėjai pizdą seną, tau buvo malonu. Pašūdą tą sumalti, vaikams pakenkti. Ir ta jovana, blėt, žinijos, blėt, lektorė atveš, kuri pasakoja apie taiką visam pasaulyje, kur, blėt, neįdomiau nebūna, blėt. Ir jos tada sako, Alikai, mes suprantam, kad mes prasikaltum. Tačiau, tu pažiūrėkit, būkit gumaniškas. Mes turim vaikų. Sakai, man pajebatant jūsų vaikų ir anūkų. Atėjo saldy karšto valanda ir šitas senas hryčius jums netrakins jūsų. Jos sako, mes tada berų vaisim namo. Kaip būdavo tada? Tai ir stovėdavo prie durų, blė. Tai ten gudresni, ten pro kokį nors langą iššokdavo pirmo aukšto kabineto, ypač jeigu vasarą, tai šilta. Ar jau šilta. Ir tada, ne, tu ten sakai, tavo šitas, kaip tas, kur būna, kur apšviesta ir avataras gaunasi. Blet. Spotlightas. Ne spotlightas, kur figūra šviesos iš lazerių toksai, ne anagramą, bet, blėt, hologramą. Tavo hologramą ten stovi. Tavo, tų laikų. Pabandyk pro ją praeit. Sako, tik ne tai. Aš jau geriausia sudegsiu su ponė, su draugė geografijos mokytoja. Su raudonoju gaidžiu mes jau geriausia, bet aš pro savo to meto hologramą praeit nenoriu. Aš negaliu ją žiūrėti. Aš atsimenu, kokia aš buvau ujovišė. O tu sakai, tu ir dabar tokia pati ujovišė. Tik sena. Ir jeigu dabar vėl ateitų čia, blėt, Tarybų valdžia, tu, blėt, dar baisesnį už tą savo golograminį būtum ir dar labiau užrakintum. Dujas leistum, ten iš vaikų ašarų, blėt, kiselių savo darytum. Ir sraivintum, blėt, sabaką jibana, blėt. Ir jos tada visos supranta, kad jos pizda. Tu jas visas laikai aktų salėj ir taip į laikrodį žiūri. Laikrodis eina atgal. Ne. Tuo metu jis eina... Kaip reikia. Bent tu jom taip sakai. Sakai, liko iki šitos mokyklos sudeginimo 4 minutės. Ar turit ką nors pasakyti? Jo, pridedi mikrofoną prie laikrodžio. Kaip šitą Dunkerke filme Nolano visą laiką ciksi. Ir tengi paties režisieriaus laikrodis įgarsintas Cimeris. Ir sakai, kas nori gal pasisakyti, gal pateksit ne į pragarą, o į skaistyklą. Porą minučių dar galite savo kaltį išpirkti. Atsistoja rusų kalbos mokytojai.
aš norėčiau pasisakyti, aš galiu iš vietos ar gal tribūną man sakyti. Gerai, iki tribūną. Nueina į tribūną ir sako, galiu rusiškai? Galiu rusiškai, valiai, sakau, čia ta paskutinė valia, kaip atsigaretė, galiu prieš mirtį. Gerai, gali. Ir tada jis sako, aš suprantu, aš jau tada supratau, kad ateis laisva Lietuva, kad manęs laukia tokia, aš ir sapnuodavau būtent šitą sceną, jūs, ponas Alikas, suaugęs su laikrodžiu, nuolandų ciksinčiu. Ir aš sako, bet aš spjausiu likimų į akis, aš būsiu drąsiai iki galo. Aš norėčiau prieš mirtį. Jo, aš prieš mirtį padeklamuosiu Jesenino eilėraštį mamą. Ir aš užgulsiu Dzoto ambrazūrą. Aš sakau, kur tu Dzoto ambrazūrą? Durnės. Sakė, yra. Istorijos kabinetas. Sakau, gerai. Tada ir jinai tai tokį, žinai, parodė tokį bravado, tokį, kad, žinai, mirties akivaizdui vis tiek išlieka savo idealams. Ir jinai to čia skalsta Jesenino ar Hujenino eilėraštį. Aš tu, kai žinai, ką tai padarai? Išsitraukį, blėt, pistoletą į tarpuokį, jinai nudrima. O tos, blėt, senės dar labiau užsigando. O tu tada prie laikrodžio mikrofoną prikišit. Ir sakė, laikas. Liko 2 minutės, jo. Ir jos kažkurį ten iš jų drąsesnė. Žaidžiam bulvę. Ne. Sako, aš jums buvau gera, ponas Alikai, aš vieną kartą jau neparašiau duetą. Kai reikėjo parašyti. Yeah. Aš sakau, aš tokio fakto neatsimenu. Kas dar? Tada vėl vienas sakė, žaidžiam bulvę. Nu, sakau, gerai, jeigu nori, žaiskit bulvę. Duodi kamuolį, sutupė ratu. Nu ir ten kažkaip daužo. Per vidurį porą tupio, kiti daužo per nugarą su kamuoliu. Prisimeni? Jau, čia aišku, prisimeni. Būdavo smagu, nes jau kai brandom, tai mergaitės irgi joms girgina pistis norėdavosi. Ir į tą ratukas su mergaitėm virniukas, ir su treningais visi, ir psiškas pas jau tokius probivajutsu. Ir ten kartais palėti, jinai jai patinka, kad tu ją palėti, irgi tam kamuolį gauda šitą, ir ten virniuką. Ir pys pamato mokytoją. Kas čia dabar? Blet. Siaubas. Nu tai tiksi ir ten tokie jos bulius. Ir kadangi senosios jau pavargo. Sakau, galim jos įsėsti. Gerai, sakau, atsisėkite ir šitą mikrofoną prilaikyti. Sakau, liko minutė. Ir tada visi supranta, kad čia pabaiga. Bet negali patikėti. Ir viena iš jų sako, čia jau pabaiga. Aš sakau, tu, sakau, kaip istorijos mokytoja, tai tu tikrai žinai, kad tai pabaiga ir retrospektyviai, ir forward perspektyviai. Viskas baigėsi. Ir aš tada nusisuku ir ciza. O ten irgi benzino pripilta, kaip Beslanas. Ir viena mokytoja, viena tokia, kuri buvo gal ir nebloga, jinai dėstė, ką jinai dėstė? Man atrodo, chemija. Ir jis sako, jo chemija. Sako, aš labai atsiprašau, ponas Alikai, aš turiu džihadistų diržą su sprogmenim. Visada su jau. Aš šiaip pastaruoju metu. Sako, čia nebus taip, kad bus overkill. Sako, gal man jį nusiimt, sako, čia taip sudegsim visi. Sakau, nechai būda. Sakau, ukrainietiškai mokė, sakau. Ir aš taip išeidamas, sakau, ten ir kaip benzino renginių, cizo, užtrukau, cigarą ir zifą. Perkatė ir neatsisuku. Ir išeinu pro tas duris. Ir man tengi, aš paskutinę sekundę išeinu iš tos mokyklos. Jį balina. Ir tas, blėt, jas diržas. Ir aš paėjęs toliau, atsisuku pažiūrėti. Į grybą. Vis tiek įdomu. Jo. Ir ten kyla grybas. Ir jis toks kaip pasakos, kaip Žraptica Stravinskio. Ten toksai susiformuoja iš ugnies paaukštį, kuri nuskrenda aukštai. Kas įvyksta po to? Nežinau. Staiga nustoja gaisras, tai visas ta mokyklos liekanos nugriuvo į žemę, išbyra dulkės, pakyla, išsisklaido labai greitai, ir staiga žemė pradeda ir prasimuša žolės daigai, gražios gėlės. Futbolo aikštė. Šitas pliažas, kur Šimašius norėjo padaryti. Ir pradeda maži vaikai žaisti, tenai mamos su kaliaskam. Viskas labai gražu ir labai gerai. Bet? Ne, viskas labai gražu, labai gerai. Neliko prakeikimo. Visai spalili su visais inhabitantam visom. Svajonė. Tada
tu eini į darželį. Tam turi irgi nebaigtų reikalų.